Žinau. 2, 3. Ok, šik popierius. Keliaukim su manimi į Tailando prekybos centrą palyginti maisto prekių kainas su lietuviškomis. Let's go. Ok, tai lyginam. Putpelio kiaušiniai Tailande kainuoja 39 batai. Paprasti kiaušiniai, nulinės klasės, tai pati geriausia klasė. Šičia jų 30 vienetų kaina 219 batų. Morkų kaina. 2 morkos kainuoja 37 batai, ar ne? Toliau, svogūnai. 3 svogūnai 44 batai. Bulvės. 2 bulvės 44 batai. Keli agurkai kainuoja Tailande 35 batai. Jei galvojat, kad Tailande mes tikrai neradom kefyro alternatyvos, tai galit klysti. Štai probiotinis gėrimas ir jo kaina yra 150 batų. Mes jį geriam kaip kefyrą ir tarp kitko iš jo darau šaltibarščius. Gerai, kiek kainuoja kava? Tai lavaza, arabika 765 batai. Ili kava 799 batai. Jeigu norima paprastesnės tokios kavos, štai čia yra raustinta 199 batai. Žiūrim paprasto pieno kainą. Tarkim, paprastas pienas, čia man atrodo bus 2 litrų, kainuoja 99,75. Tai beveik 100 batų. Jeigu kas labiau geria be laktozės pieną, tarkim, aš pati geriu visą laiką be laktozės, tai irgi 2 litrų pienas kainuoja 157 batai. Ir širdžiai mielas radinys, tai yra pikniko lazdelės. Ir 4 lazdelės kainuoja 145 batai, bet dabar perki vieną, antrą gauni dovanų.